Sveiki visi, gerbiami draugai, nedraugai, visi žiūrovai šio kanalo. Noriu pasidalinti su jumis savo pamąstymais apie pastarąjį įvykius Irane, bei tai, ką šie įvykiai pasako, tiek apskritai apie pasaulį, tiek ir apie mūsų Lietuvą. Pradėsiu nuo pačių įvykių, kad vakar, vasario 28 dieną, Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis kartu užpuolė Iraną. Tuo puolimo metu žuvo šimtai Irano civilių gyventojų, tame tarpe daugiau kaip 140 vaikų mergaičių mokykloje, nužudyta Izraelio. Ir aišku, Netanjahu tą pačią dieną pasigyrė, kad greičiausiai nebėra gyvo Irano dvasinio lyderio Ajatolos Chamenejaus. Ir netrukus po to jam paantrino pats Trumpas. Ir kai tai išgirdau, jau supratau, kad jeigu jie taip šneka, tai greičiausiai taip ir yra, nes atsiminkim prieš pusantro mėnesio, kai amerikonai siautėjo Venesuelai, gyrėsi, kad pagrobė Madurą, tai aš pradžiai buvau kiek skeptiškas, bet žiūriu, Madurą realiai pagrobė. Tai dabar jau buvo aišku, jeigu jie skelbė, kad taip yra, tai greičiausiai taip ir yra. Ir iš ryto šiandien, tai aš tai išgirdau, tai yra perskaičiau ir labai apmaudu iš tikrųjų. Labai apmaudu visų pirma dėl Irano tautos, dėl to, kas laukia jų. Ir ne dėl to, kad aš ypatingai simpatizuočiau esamam politiniam režimui Irano, teokratiniam. Aš puikiai suvokiu, kad nuo 79 metų Irano revoliucijos ajatolų, ta teokratinė valdžia, spėjo padaryti daug dalykų, kur garbės visiškai nedaro jiem, kad ten gyvenimas toli gražu, nerožėmis klotas. Tačiau kaip ten bebūtų, tai, kas dabar vyksta, tai yra imperialistų agresija, imperialistų karinė agresija prieš nepriklausomą šalį ir tautą. Tai yra karo nusikaltimai. Ir tai, kas laukia Irano, tai jeigu esama valdžia išsilaikys, kas yra didelis klausimas, tai labai sunkus išbandymų laikotarpis ir dar sunkesnis kelias, jeigu amerikonai ir Izraelis pasieks, ką jie nori, tai tuomet jau lauks, taip sakant, perėjimas nuo vilko ant meškos, tai yra tiesioginis, kolonijinis, ar sakykime, neokolonijinis Irano valdymas. Tai yra scenarijus, kaip kad buvo daroma su Iraku, Afganistanu ir panašiai. Manau, turėtumėt iš paskutinių 20 mečių istorijos puikiai žinoti, apie ką aš čia. Bet apmaudu yra ir dėl kitų dalykų. Pasižiūrėkime pasaulį. Atrodytų, daugiapolarinis pasaulis, čia kažkoks pasipriešinimas Amerikai, dedolarizacija, ten šilko kelias, ten Putinas, Izinpinas, ten panašiai. Tai tvarkoja, yra BRICS-as, tai yra ekonominis darinys, tai nėra politinė ar juo labiau karinė sąjunga. Bet vis tiek skaitasi, kad kiniečiai ir rusai yra iraniečių sąjungininkai. Ar jie ką nors realiai daro apart žodinių deklaracijų? Atsakymas – nieko. Nulis. Tuščia vieta. Žiūrėkim toliau. Venesueloje kas įvyko. Rusija, Kinija ką padarė? Vėlgi nieko. Žiūrėkim dabar, kas vyksta Kuboje, apie ką nieks nešneka. Kuba yra užblokuota. Į Kubą amerikonai neleidžia gabenti naftos su tikslu užsmaugti ir sužlugdyti šią šalį, kuri jau daugiau kaip pusę amžiaus priešinasi Amerikos viešpatavimui, Amerikos nusikaltimam Latino Amerikoje, prieš Latino Amerikos šalis ir tautas. Tai vėlgi klausimas. Kinija, Rusija daro ką nors, gabena naftą jiem? Ne, nieko jie nedaro. Vėlgi, ta pati tuščia vieta.
Man nepatinka to sakyti. Man tai absoliučiai nekelia ūpo. Bet tai yra realybė. Ir manyčiau, jau senai metas tą realybę pripažinti. Tai, kas vyksta dabar, tai yra kapitalistinių blokų skirtingų tarpusavio konkurencija. Ir vienintelis, galima sakyti, kokybinis skirtumas, toks esminis, tarp ten tų BRICSų, Kinijų ir panašiai iš vienos pusės ir Amerikos iš kitos pusės, tai yra tik tas, kad jeigu Putinas ar ten tie kiti yra santykinis ar mažesnis blogis ar blogiukai tokie, tai Amerika ir kolektyviniai vakarai, tai yra JAV, NATO, Europos Sąjunga, tai yra visas tas ekonominis, politinis ir karinis darinys nuo JAV iki Europos ir nuo Europos iki Japonijos. Tai yra absoliutus blogis. Ar religiškai šnekant, tai yra šėtonas, tai yra žmonijos priešas, visos žmonijos, nežiūrint tautybės, nežiūrint rasės, nežiūrint tikybos. Tai yra žmonijos ir žmogiškumo priešas. Todėl, kad Amerika ir vakarai tai yra eksploatatorius, plėšintis visą pasaulį. Ir dabar, kai jaučia, kad po truputėlį slysta iš rankų tas monopolis galios, tai vyksta dabar toks jau desperatiškas, gali sakyti, pasispardymas. Ir kaip auka krenta šalis po šalies. Ir apmaudžiausia tai, kad tokie kaip mes, tokie kaip aš ir mano draugai, bendražygiai, mes esam čia niekas, mes nieko apart to, kad tart kažkokį žodelį ir bandyt skleist tam tikrą supratimą, mes nieko negalim pakeisti. Aišku, ir ta mūsų Lietuva nieko negali. Bet tai, kaip mes į tai žiūrim, tai, kaip mes tą priemam, tai labai daug pasako apie mus pačius. Ir tai pasakęs aš ir norėčiau atkreipdėmės į Lietuvą. Kaip reaguojama į šitą Lietuvoje. Tai žiūrėkim viršūnės. Užsienio reikalų ministras Budrys išreiškia savo pasipiktinimą, smerkia, suprantat, atseit, neišprovokuotą Irano puolimą ten prieš Dubajų, ten Emiratus, Arabiją, Saudą ir panašiai. Piktinasi. Tai palaukit. Amerika ir Izraelis užpuolė Iraną. Amerikonai turi savo bazes minėtose šalyse. Ir kai Iranas duoda atgal, tai yra neišprovokuotas puolimas. Neišprovokuotas. Jaučiat? Jaučiat, ant kiek yra melas, tiesmukiškas, ciniškas melas, į akis visiems ir kiekvienam. Pažiūrėkim toliau. Aurelijus Veryga, buvęs sveikatos ministras. Atseit sveikuolis, ten teisuolis, gražuolis ir panašiai Karbauskinis. Tai kai LRT paskelbė neilgą korespondenciją apie nužudytus vaikus per Izraelio puolimą. Tai ką? Veryga išreiškė pasipiktinimą, kad kaip čia gali būti, kad LRT netoj barikadų pusėje šitam informaciniam kare, žodžiu, davė velnių jiem. Apie objektyvumą, ten žurnalistiką, dar kažką, aš net į žodžio, net nei žodžio netarsiu apie tai. Tiesiog pamastykit apie niekšybės laipsnį. Bet dar maža to. Eikim iki galo, būkim nuoseklūs. Pasakė A, pasakykim ir B. Tai turim Žemaitaitį. Atseit kovotoją prieš landsbergizmą, ten panašiai. Pas jį galim soctinkluose pasiskaityti, jau tokį atrodytų kritišką nusistatymą, nes čia maždaug, supranti, sionistai čia puola. Antrina šitai pozicijai, Gorienės visokios mūsų antisisteminė opozicija vadinama. Bet pamastykim, jie visi trumpistai, jie visi Trump, Make America, ten Great Again ir taip toliau. Jie nei žodžio apie tai, kad čia ir yra trumpizmas, čia ir yra Amerikos imperializmas. Izraelis yra tiesiog regioninis partneris ar, sakykime, šestiorkė Amerikos.
simbiozė tarp Amerikos ir Izraelio yra. Bet viršūnė yra būtent Amerika. Čia galim dėti skliaustus. Žydų verslo ar žydų mafijinių kitų struktūrų faktorių. Faktorių, kurio jokių būdų nereiktų absoliutinti, nereiktų mistifikuoti, vesti prie antisemitizmo ir visokio marazmo, bet kurio nereiktų ir neigti. Jis yra realus ir jis egzistuoja. Tai vat, mūsų lietuvėlė šitą palaiko. Palaiko iš esmės. Ir didžioji dalis mūsų visuomenės, ir toli gražu, ne tik tai ta, kuri ten aktyviai ten slava Ukrainį, ten ir taip toliau. Arba palaiko, arba pasyviai nusispjauna ir nusiplauna rankas, kaip Poncijus Pilotas padarė, kai jam Kristus buvo atvestas. Tai ką tai sako apie mūsų šalį? Ką tai sako apie mūsų valstybę? Apie mūsų tautą? Gėda, yra didelė gėda ir negarbė. Aišku, ką aš galiu padaryti? Galiu tik tai pats nedalyvauti šitoj niekšybėje ir skatinti kitus. Taip pat tą žiūrėtų. Tai, kas laukia ateityje? Aš manau, kad tai, kas vyksta, tikrai nesustos, tai eskaluosis, tai aštrės, situacija kais ir anksčiau ar vėliau ji persimes čia. Tai yra tai, kas vyksta Ukrainai, tai, kas vyksta dabar artimuose rytuose. Tai plėsis. Ir tai pasieks Lietuvą. Vienokiu ar kitokiu pavidalu. Aš apsaugok Dieve to nelinkiu. Aš tikrai to nenoriu. Bet aš manau, kad tai bus. Ir kad tai yra tik laiko klausimas. Ir įžvelgiant tokiu globaliu, istoriniu ir kosminiu požiūriu, tai savotiškai bus teisinga. Todėl, kad tas, kas kitiem kasa duobę, galiausiai pats į savo iškastą duobę ir įkrenta. Ir panašu, kad su savo šita alavertybinė labai politika ir taip toliau, Lietuva duobę kasė ir anksčiau ir vėliau įkris. Tai va, tokios būtų mano neįtin optimistiškos mintis, bet geriau, taip sakant, karti tiesa nei saldus melas. Aišku, į visą šitą galima ir, manyčiau, reikia pasižiūrėti ir iš kitos pusės. Tamsiausia būna prieš pat aušrą. Kai jau bus visiškai blogai, va tada ir tik tada pradės gerėti. Aišku, dar turės gerokai pablogėti viskas, iki kol ta aušra pradės aušti. Tai vat, palinkėsiu čia visiems, kas žiūri, ir ne tik, aplamai, visiems, ir lietuviam, nelietuviam, geros valios žmonėm pasaulyje, vat, išgyvenkim, išlikim žmonėm ir sulaukim tos aušros. Nepasiduokim. Tai va, ačiū. Ačiū tiem, kas žiūrėjot. Ačiū tiem, kas remet, ar finansiškai, ar darbais, ar kitaip. Raginu čia dėt nykščius į viršų, dalintis, platint, rašyti komentarus, dalinti savo nuomonėm, lankytis mūsų portalė tiesos.org. Jei norit bendraut, rašykit laiškus, čia nurodoma pašto adresu. Ir tai pasakęs atsisveikinu iki kitų laidų. Sėkmės jums.